Sveiki mano bičiuliai, sveiki kazano mėgėjai. Šiandien gaminsime labai paprastą receptą, paprastą patiekalą. 500 gramų maltos kiaulienos ir 500 gramų maltos jautienos. Ruošime įdarą. Tarkuojame česnakus. Česnakų negailėkit, mes irgi negailėsime. Mums šis prieskonis labai patinka, šitą daržovę. Toliau beriame druskos. Na, čia jau visi pagal savo skonį, kad nepersūdyti. Prieskoniai, juodieji pipirai, rūkyta paprika. Visą tai mes jau ne vieną kartą esam darę, nes įdaras labai panašus bus į balandėlių įdarą. Subėrim prieskonius, sumaišom maltą mėsą su prieskoniais. Gerai išmaišom. Nieko čia sudėtingo, viskas elementaru. Toliau dedame ryžius. Ryžius irgi viską darom iš akies, paprastai, kaimiškai, elementariai. Ir sumaišysime, kad gautų vientisą įdarą. Ryžius maltus su prieskoniais ir su mėsa. Truputėlį dar pagardinsime įdarą sojos padažu. Mes naudojam Kikkoman. Ir vėl viską gerai išmaišysime. Ir dar truputėlį pilsim vandens, kad įdaras taptų toksai skystesnis. Su sojos padažu neperstinkit, kad nebūtų labai sūru paskui. Na, kas nebijot, eksperimentuokite. Ir ties šita vieta mūsų įdaras bus paruoštas. Sekantis žingsnis – paruošime paprikas. Paprikas reikia nupjauti uodegėlės ir iš vidaus išvalyti visas sėklas. Na, čia manau, nieko irgi sudėtingo. Tiesiog papriką nereikia perpjauti per pus. Paprika turi būti įpjauta pusiau. Nu, aš manau, kad jūs viską puikiai matote ekrane. Paruošę paprikas, mes paskui jas dar nuplausime po šiltų vandeniu, kad jos būtų švarios ir skanesnės. Juokauju, aišku. Taip pat noriu visus pakviesti stebėti mano YouTube kanalą, dalinti su juo socialiniuose tinkluose, paspausti patiktukus, komentuoti. Ir už šitą receptą noriu padėkoti savo draugui, artimam bičiuliui, kuris tikrai randa man kartais gerų receptų. Arnoldai, linkėjimai tau, ačiū tau už šitą receptą. Tikrai žmogus gilinasi kulinarijoje ir puikiai dalinasi su receptais su manimi, o aš su jumis. Ačiū tau dar kartą, Arnoldai. Laikas įdaryti paprikas. Procedūra labai paprasta, imam papriką ir pripildom vidų mėsos įdarų. Čia, manau, viskas yra elementaru, kaip sakau aš. Net ir pirmą kartą gaminantis žmogus sugebėtų paruošti tokį patiekalą. Dabar sutarkuosime dar morką. Jos mums šiam patiekalui taip pat reikia. Supjaustome svogūną pusiau žiedais. Norėjau pasakyti, sečkavosime, bet neištariau žodžio. O jūs žinote, ką reiškia šitas žodis sečkavoti? Parašykite komentaruose. Supjaustykime 2 gabaliukus česnako dar. 2 skilteles, atsiprašau. Sudėjome į keptuvę svogūnus, morkas ir česnakus ir apkepkime truputėlį. Sudėkime mūsų pacientus į kazaną. Čia jas dedame statmenai.
kad neiškristų įdaras mėsos. Ir matyt jau pasimatysime prie griliaus lauke. Einam, įkursime grilį. Taigi kazanas atkeliavo į grilį, pilame sultinį. Toliau dedame į kazaną troškintas daržovės, morkos, svogūnai, česnakas. Na ką, uždarysime dangčiu, uždarysime grilį ir palauksime, kol užvirs paprikos. Opanki, užvirė mūsų paprikos ir virsime, kol pilnai jos išvirs. Nu, laiką sunku pasakyti, kol bus pilnai išvirusios. Nu, dar pagardinsim kvapniaisiais pipirais ir lauro lapais. Tikrai šito patiekalo šiais dviem prieskoniais nesugadinsim. Oi, kvapas jau nuostabus lauke. Ruduo, lapkritis, gaminam toliau. Na, baigė troškintis mūsų įdarytos paprikos. Visus kviečiu prie stalo, netrukus paragausime. Iškilmingas momentas, paragausime įdarytų paprikų. Aš manau, kad tai bus puikus patiekalas, rudeniškas. Sakant, bulvės nukastos, paprikos nurinktos, pats laikas jas gaminti ir ragauti. Na, kažkiek panašu į balandėlius. Skonis labai geras. Čia neatimsi, nei pridėsi, nieko daug nepasakysi. Ačiū, kad žiūrėjote, gaminkite sočiai, likite sveiki, laukit naujų vaizdo įrašų.